labas. Labas, Oi. Jurga. Tai labas, Valdai, ir labai labai tau ačiū, kad organizuoji ir kad mes galim tikslingai kalbėtis įdomiom temom. Tikslingai kalbėtis, ar ne? Nu tai va, čia tokia kaip rubrika. Bus pokalbiai, planuojam juos daryti tokius pastovius pokalbius. Bus ir temos jos iš kasdienio gyvenimo, aišku, iš kasdienio gyvenimo, iš ko daugiau. Iš įvairiausių patirčių, kurios vis tiek labai, pripažinkim, ar ne, vyksta pas mus intensyviai, negalima nuvertinti, pas kiekvieną vyksta, ar ne, tai va, pas mus irgi vyksta, pas tave vienokie dalykai, pas mane irgi, žinai, vyksta ir kaip kažkaip atėjo ta mintis, kad turim ką pasidalinti ir gal ir į tą visuomenę, kai ką išnešt per, ta prizmė tai turbūt labai įvairi, aš sakau, bus labai nesinori, labai tai irgi pasikeitė per keletą dienų, kad nesinori to galbūt aš iš savęs. Nes to kalbėti, aišku, labai čia iš pradžių buvo, wow, čia kai varysiu labai plačiai. Po to labai aiškiai atėjo žinojimas, kad tu kalbėk, ką tu išgyveni, o ne ką tu matai kitur, žinai, bet tu pats neišgyveni ir ką tu, kas iš to? Tu pakalbėsi, kad ką tu kažkur matėjai ar ne, bet pats su to neišgyvenai ir žmogus, jis, nepajus to iš vis to tokio, žinai, impulso, tai labai aišku svarbu kalbėti apie tai, ką patys ir išgyvenam. Tai va, ir turiu temų, aišku, dar bus, planuojam, kad karts nuo karto gali būti ir pašnekovas, prisijungs, pakalbinsim tiesiog šitomis temomis, tai toks tikrai toks lengvas turinys, bet to pačiu ir gilus, ir naudingas, tenksimės, ar ne, kad jis būtų ir naudingas, ir tokiu humoru. Gali, Jurga, nežinau, jeigu porą žodžių apie tai, kaip tau tai atrodo, pasidalinti. Aš tai tikrai be galo džiaugiuosi, kad galim suorganizuoti tokį pokalbį ir man kažkaip atrodo, kad su Valdu yra labai naudinga pasišnekėti ir jo paklausyti daugam, nes tikrai aš praeitą pokalbį, kai su tavim kalbėjau, aš saugavau labai daug naudos. Ir tu man net nepastebėdamas pasakėjai, kai kurios niuansus, kur man jie įvyko kaip stiprus susivokimai. Tai aš tiesiog galvoju, kad mes, aišku, nuoširdžiai tyrai stengsime su Valdu tikslingai kalbėti ir tikimės, kad visi, kas klausys, išgirs pačius geriausius, sau reikalingiausius dalykus. Jo, būtent ir aišku viens kitam, kad ta nauda dar irgi tokia ateina, labai daug ir susivokimų po to, kai paklausiau, aš irgi, tada tau irgi garsą žinutę siunčiau, kad tikrai vyko labai įdomus dalykai, tokie stiprus. Tai ką šiandienos temos tokias irgi ir apkalbėjom šiek tiek, bet norėčiau pradėti, žinai, vis tiek ta šventės artėja. Tai apie... Aš kažkaip pasirašiau kalėdų karštinį, žinai, ar į karštinę, ar ką, aš nežinau, gal kaip tau tai iš vis jaučiasi, žinai, kaip, tarkim, ar yra iš vis naujas požiūris, žinai, aš gal taip ir norėčiau, žinai, nes taip kaip švęsdavom seniau, turbūt, švęsdavom, vis tiek visko būdavo, bet kaip dabar pas tavęs, ar tai keičiasi, požiūris? Žinok, yra. Šiais metais aš pastebėjau, kad kalėdų laukiu kaip kalendorinio fakto. Ir viskas. Ir aš tiesiog nebėra jokios karštinės, nebėra ten kažkokių tai, nežinau, ten mąstymų, pakavimų, skaičiavimų, viso to nebėra. Kažkaip tai vyksta savaime labai, labai lėtai ir labai taip ramiai. Ateina mintis tai reikia dar ten dukrom dovaną užsakyti. Aha, užsakiau. Ir paskui, žinai, pamiršau. Paskui kažkur vaikštau parduotuvės ir žiūriu, tokie gražus blanknotai ir kaina gera. Galvoju, jau užsakiau dukrom dovanas, bet taip jaučiu, kad reikia tikrai šitos dar paimti. Ir, žinai, toks vidinis žinojimas. Gerai, galvoju, tai bus po 2 dovanas, argi čia blogai. Ir taip, žinai, nėra to labai susistresavimo, susiplanavimo, labai savaime vyksta. Bet viduj aš tiesiog žinau, kad labai noriu, kad jau vyktų kalėdos ir kas bus po jų. Man tarsi tas kalendorinis faktas jaučiasi, kad jisai bus reikšmingas. Ir po jų prasidės kažkas naujo, ko mano vidus laukia. Bet protas tai nieko ten nesuvokia. Tai tau netgi taip yra, kai tu labiau lauki, kas bus po šitų švenčių, ar ne? Po etapo, tarkim. Šiais metais taip. Šiais metais taip. Jaučiu, kad
noriu sulaukti jau tos ryto po kalėdų. Va ten tarsi kažkas naujo prasideda, kas tai nesuprantu, bet labai smagaus. Kažkaip pajutau ir aš tą, žinok, nes mums jau irgi gal kelintos kalėdos iš eilės, kai tiesiog, žinai, lauki, kaip lauki, vis tiek, kai yra vaikai, tu įsiveli į tai, žinai, nes reikia dovanas, bet, taip, pas mus šeimoje, pas mano tėvus labai tokios gilios tradicijos, vis tiek pakankamai būdavo ir kūčios, ypač kūčių vakarienė, žinai, susirenka visa šeima, taip, šita vieta visada yra, bet vis tiek, kaip aš sukūriau savo šeimą, šiek tiek tai keičiasi, ne visada galėjau ir atvažiuoti per tas kūčias, bet kalėdos, taip, jos vis tiek yra su šeima, tu žinai, kad pas kažką arba pas tave atvažiuos, arba tu važiuosi aplankyti, tai išlieka, bet tokio vis tiek, kad kažkas, žinai, toks, tu matai, taip, išorėje vyksta, žmonės važiuoja, jie visų reklamos, taip, žinai, bet jau tiek nebeįtraukia, bet tame ir yra kažkoks toks, žinai, ramybė ateina, kažkaip kitaip pradedu žiūrėti, žinai, taip mes irgi taip, kai matau, kad mano erdvėje namie yra ramu, man kažkaip ramu, žinai, kad mes su žmona, taip žiūrim kažkaip ramiai, dovanas, gerai, kelias dienas čia pavažinėjom, taip, traukimės ten dovaną, apipirkom dovanas, bet tokių stresų, kad ten paskutinį dieną kažkur reikės pirkti, taip ramiai, žinai, gal mes ten, gal pas tave dar ramiau, suprantu, žinai, šitoje vietoje, pas mane gal labiau šito dar yra, nes vis tiek, bet kažkaip jau ramiau, jau kelinti metai, taip kažkaip esmė, kaip ir tu sakai, esmė yra ne pačias kalėdas, bet vis tiek, man kas vyks toliau, ypač po naujų metų, žinai, tu taip planuojasi, kažkaip įdomi šitoje vietoje, aš irgi galiu pasakyti. Man tai dar, šios kalėdos tai tikrai bus pas mumis, žinok, visiškai atribotos nuo visų tradicijų, nuo visko, kas buvo iki šiol, nes mes šiais metais kažkaip nieko nepasikvietėm, nors kartais, net gyvenant Vokietijoje, vis tiek kažką pasikviečiam ten, ar iš Lietuvos atskristi, ar iš Vokietijos draugų, nieko nepasikvietėm, nieko neplanuoju, neturiu, anksčiau tai ten žinodavau, gaminsiu tikrai tą, ir jau, žinai, pasidėliodavau savaitę į priekį, dabar nieko net nežinau, ką gaminsiu ir ką valgysim patys. Tik tai bus toks, žinau, kad mielas, smagus laikas jau grinai mano šeima, kur yra jau, žinai, mano vyras ir mano vaikai. Tai va toks bus ratelis ir kažkas toks visiškai naujo ir nesureikšminto. Tai pažiūrėsim, kas čia įvyks. Ir nesureikšmint, labai gerai išsireiškia, aš galvoju šitoje vietoje, kad o dovanas viens kitam su vyru dovanojatės vis tiek per kalėdas? Mano vyras iš tikrųjų man niekada nedovanoja beveik dovanų. Jisai, tokį turi įdomų dalyką. Nors viską man nuperka gyvenime, ko man reikia, tiesiog, jeigu yra galimybė, tai viską perka, aš visiškai nesiskundžiu, bet jisai kažkaip pamiršta apie dovanas. Ir tikrai, ir gal kartais labai atrodo keista, bet, ten vaikų dovanom aš pasirūpinu ir kiekvienais metais būna, kad ten paglutė visko padėta ir, pavyzdžiui, net svečiai, jeigu atvažiuoja svečiam visko ir, žinokit, tai visi mano tų eglučių tos dovanas ir man nėra. ir aš taip galvoju, įdomi, aš čia kuriu tą realybę savo, žinai, aš nepuolu ten kaltinti vyro, nes iš tikrųjų tai nuostabus sutuoktinis, bet ir to pačiu aš prisiemu atsakomybę, kad aš kažkaip savo taip kurdavau, nežinau kodėl, neįsiaiškindavau. Ir šiais metais aš turiu įtarimą, reikės čia padaryti apie tai video, man atrodo, aš gausiu dovaną nuo vyro. Nes jis ten kažkaip kažką ten paklausinėjo jau prieš porą savaičių per aplinkui ir aš galvoju, neikis, čia man planuoja dovaną pirkti. Dabar tu nori pasakyti, kad tu, ta prasme, tu jam nuperki? Aš jam buvau pradėjus irgi jau nebepirkti, bet kai šiais metais jis ten kažką paklausinėjo tai per aplinkui, gerai, šiais metais vėl nupirkau. Bet dar nesi užtikrinta, kad gausi, bet jau nupirkai. Nesu, bet žinok, kažkaip, tokioj taikoj, žinai, pas mumis taip keistai. Man tai tinka, nes labai geras vyras. Tikrai, aš labai džiaugiuosi tą partnerystę mūsų. Jeigu jisai turi tokį dalyką, žinai, kad jam nesvarbu tos dovanos, žinai, kad jis gulėtų ant sofos ar ten kažkaip blogai elgtųsi, tai žinai, viskas susidėtų. O dabar
Jisai dirba nuo ryto iki vakaro, padeda žmonėm, tas jo darbas, irgi nuostabus. Ir jis tiek susikoncentravęs į savo veiklas, kad jisai ten tuos būtinius dalykus užmiršta. Ir, aš suprantu, kad aš negaliu būtent tą tokia reikalaujanti, žinai, vos ne, tu čia į mane žiūrėk labiausiai, o ne į savo tikslus. Man patinka, kad vyras eina į tikslus ir dirba. Tai. Aš tai, žinai, dabar taip klausau ir, žinai, man kelios pozicijos dėliojas. Yra viena taip, žinai, jeigu tikrai tau nepatiktų kažkas, žinai, tave erzintų, tai, aš galvoju, kad, tiesiog imi ir pasakai, tai ar perkam viens kitam dovanas ar ne, o dabar, žinai, nes iš kitos, žinai, taip žiūri ir, žinai, dabar, tai bus ar nebus, žinai, taip, nesikalbat viens į kitą ir dvėjoju, nenupirko, palauk, žinai, taip, žinai, suaugę žmonės, tiesiog, bus dovana, nebus, perkam viens kitą. Tai, žinai, tikrai buvo atveju, kai, žinai, kai ir supykdavau, ir pasakydavau, ir ten, žinai, ir vos net ir atsiprašydavo, tikrai buvo atveju, bet tas nekeisdavo situacijos. Ta prasme, kai ateidavo arba kalėdos, arba mano gimtadienis, jisai visą laiką pamirštavo. Tai aš per tiek metų, žinok, jau kažkaip adaptavausi, bet kažkaip jaučiu, kad dabar ir kažkas pasikeitė. Nes vakar jisai tikrai, matai, mano gimtadienis yra iškart po kalėdų, sausio 4 dieną. Tai, tai vakar jis irgi paklausė ten kažką apie aš ten tokį šaliką, vis žiūriu ir galvoju, brangus, nepirksiu, žinai. Bet labai norėčiau. Ir jisai vakar sako, atsiūs man tą šaliko linką. Aš sakau, kam tau? Ir jis ten, žinai, kažką neišsidavė. Galvoju, čia wow, čia dar ir per gimtadienį gausiu dovaną. Arba gausi per gimtadienį, arba per kalėdas, žinai, gali būti, kad čia vienas dviejų. Tai čia bus galima padaryti apie tai atskirą video, ar tikrai gavau ar ne. Bet manau, žinai, šitą situaciją irgi žmonėm naudinga, pamatyti, kokia gali būti taika poroj, kokia gali būti taika, kai mes tikrai viens kitam labai atsidavę ir, žinai, ir vyras turi tokį, sakykime, nesklandumą ir, aš kažkaip išmokau su tuo, tiesiog irgi būti taiko ir ramybei. Tai. Čia labai mokina, žinai, taip dabar pats paklausiau, žinai, taip visai, žinai, labai daug nemąstydamas, bet dabar priverčia susimąstyti. O iš tikrųjų, mes, žinai, plus vis tiek, mes kalbam apie tą naują kūrybą, apie naują žmonių, žinai, suvokimą, apie naujos realybės, naują kūrimą. Kas čia žino, kaip, žinai, kaip iš tikrųjų, kaip mes būdavom pripratę, kad čia dabar vien tik dovanos, o gal, žinai, rytis jis jau labai, šitoj vietoj pažengė, tai jis tikrai supranta, kad čia šitų dalykų, žinai, net neverta. Gerai. Nežinau, dar nori kažką pridurti šitoje vietoje apie dovanas? Čia labai jokinga, labai įdomi kiekvienam viduj pasvarstyti situaciją, aš manau. Tai tiek. Aha, tikrai, nes, aš taip trumpai apie mus, tai mes tai turbūt, pradžioj buvo, kada, man atrodo, kad mes jau nuo pradžio tiesiog paklausdavom, pirksim viens kitam, žinai, kaip yra gimtadieniai, tai taip, vis tiek kažkokią staigmeną padarom viens kitam, bet kai yra kažkokios kalėdos, perkam viens kitam, gal šį kartą, šiais metais iš viso, gal bendrą nusiperkam, nežinai, vaikams nupirkom, tai kažkokia bendra naudinga abiems, kad būtų, žinai, kada, nežinau, po kalėdų eglė ryte irgi, vaikai žiūrės, klaus, kur čia jūsų ta, kad turėtumėm ir mes, bet kažkaip jau net nebesureikšminam, ar turbūt taip šiais metais sugalvojom. Tai bet buvo prieitais ir užprieitais, kaip sakom, irgi, neperkam, žinai, viens kitam, nes žmonos irgi gimtadienis panašiai būna, kiek čia nedaug lieka iki kalėdų, nes aš jai dažniausiai padovanoju per gimtadienį, tai per kalėdas, nieko. Bet vis tiek, eini kalėdų rytą ir vis tiek jį, ką nors būna nupirkus, ką nors padėjus. Ir tu pagalvoji, dabar būtumėm, juk susitarėm, nepirksim. Jį man nupirko, dabar aš tau nenupirksiu ir bus kažkoks konfliktas, nes, bet tarėmės, kad nepirksim, bet tu vis tiek nupirkai. Tai ir aš gerai, kad nupirkau kažką. Tai kaip dabar, žinai, ir tokie. Bet tai kaip gražu, kad jūs net susitarėt nepirkti, bet vis tiek, žinai, viens kitam nuperkat. Labai fainai, žinok, čia super. Fainai, bet iš kitos pusės, žinai, dabar aš nupirkčiau jį taip, po to, žinai, susinepatogini, tai tu nupirkai, aš kažkaip taip,
vaikas klaus po to, tai ką dabar mama gavo dovaną, tu negavai, žinai, na, čia, kad išvengtų konflikto, geriau kažką vis tiek nupirkti. Bet vis tiek man asmeniškai, sakau, čia gal kiekvieno tas dalykas, man patinka kartais nustebinti, nu, va, tokių dalykų, aišku, žinai, čia vėlgi priklauso nuo motivacijos, matyti, žinai, kol yra santykių pradžia, kol yra visi tie dalykai, tu tiesiog savaime tai kyla, tu nori stebinti, tu nori kažką netikėto. Kai jau įsivažiuojate santykiai, mintis nukrypsta, gal kažkiek jau vyksta ir tas atsipalaidavimas šiek tiek, žinai, santykiuose, kai kartais primiršti, kartais patingi, bet aš už tai, kad visada reikia, nu, palaikyti tą tokią, nežinau, liepsną santykiuose, nu, žinai, nustebint antrą pusę, nu, žinai, kada tikrai nesitikė ir tu taip parneši gėlių kažką, wow, matai, kad, žinai, ir nuotaika pakyla visai dienai, žinai. Tai aš už tai, kad karts nuo karto, žinai, ar visai šeimai kelionė kažkokia, ar vat, žmonai, ar vaikams, tai tiesiog ateina. Ir aš galvoju, kad tai bus vis tiek, ar mes, ką mes kuriam, žinai, kur mes einam, kad tokios kažkokios... tokie dalykai, jie gal išsilaikys ten, žinai, galbūt nereiktų žiūrėti, kad į materinę pusę, kad tai būtų kuo brangesnis, kuo kažkoks, žinai, ten, kad kažkoks toks, žinai, tiesiog kartais, žinai, tu žinai, ko jai reikia, tu ją seki, tu ją matai ir tu pataikai kartais, žinai, atrodo toks kaip ir niekutis, bet labai pataikai tai, kad jai labai tai surezonavo visai dienai, žinai, arba visai savaitai, žinai. Tai va čia irgi toks gal rytdirbis, žinai, šitoje vietoje, tai man taip atrodo irgi. Taip, tikrai kažkurioje daly taip norisi pasakyti, kad nu, žmonija gal labai sureikšminus buvo irgi tas dovanas ir ten, kaip tu sakai, žinai, ir sumos ten kažkokios, kuo didesnė suma, tai jau ten tuo, nu vėl tarsi labiau myli. Tai man atrodo, kad atmetus tą sureikšminimą, bet palikus tą tokį nuoširdų, kai norisi žmogų tiesiog nustebinti. Tiesiog jam padaryti staigmeną, bet tokią, ko jam gal tikrai norėjosi, bet jis savo neleido. Tai palikus šitą, man atrodo, tikrai vertingas dalykas ir gal jis ir gali keliauti į naują realybę. Taip. Tai mes po truputėlį ir einam link tos, nes planavom ir apie gausą šiek tiek pasidalinti. Tai kažkaip matai, kaip dėliojasi, žinai, aišku, ta gausa, jie tikrai yra ne tik finansinė, tai yra ta gausa, kai tu, kad ir santykiuose esi kupinas šito, nu, žinai, džiaugsmo, kada ten tos dovanos jos netrikdo, žinai, gal tiesiog kartais yra taip, nu, vis tiek gerai santykiuose, kada tu, nu, žinai, tos dovanos, jos tik gali labai gražiai nustebinti, bet jos neužpildys tų santykių, žinai, nu, kaip sakant, nepadarys, kad dabar aš tave labiau gerbiu, nes tu man dovaną nupirkai, žinai, kai yra ta gausa santykiuose. Taip. Tikrai, žinai, tai va, tai ta gausa yra labai įvairi ir atėjo keletas suvokimų šią savaitę, praeitą savaitę galbūt tai buvo labiau, apie gausos dėsnį, apie tai, kaip man, čia asmeniškai man, kaip jį reikia įvaldyti, nes aš atvirai dar tikrai nesu iki galo jo įvaldęs, bet čia tikrai mes turbūt, kai kalbam apie gausą, labai daug asocijuojasi su finansais. Taip, tai yra dalis to, bet tai tikrai nėra apie tai vien tik, na, tai yra labai platu. Ir gal aš tavęs pirmos ir norėčiau, žinai, nes tu irgi tam tikrai, nu, vis tiek, tai gali būti finansai, aišku, tai gali būti, nes tai susideda, nu vis tiek tai parodo, kad finansai vis tiek, jų buvimas, jų gavimas, jų atsiradimas parodo, kad tu vis tiek eini gerą linkme, kada tu, reiškia, darai gerus dalykus, teisingus dalykus, kada jie, žinai, pas tavęs, nu, plaukia, kaip pasakyti, va dabar šitoje vietoje, žinai, nu tai ir tie, kurie, žinai, vagia kartais gali turėti finansą, žinai, tai ką, jie irgi gausos, žinai, tiesnė, nu, žinai, šitoje vietoje, tada kaip tu jautiesi, nu, kaip pasakyti, su savim, nu tai tie, kurie, jie turės savo karmą, nu tai čia be abejo, kurie gauna kažkokiais nelabai gerais būdais, vėliau ar anksčiau, nu, turi savo. Vis tiek turi savo, aš to neabejoju ir tikrai tai matosi, o kada tu žmogus darai iš to, nu žinai, iš to savo potencialo, darai, nu vis tiek iš savo tų vidinių, nežinau, galimybių, tai ir jie ateina, nu, darbo įdėti reikia, bet tu esi viduj ramus, kad tu padarėjai, ką reikėjo, ar ne, pasidalink, kaip tau dabar šitoje vietoje yra su, tarkim, šitą, nu, gausa, su finansinė gausa, kaip tu ją pajutė.
Tai man finansinė gausa pradėjo tikrai taip judėti ir skleistis grinai vat su tuo, čia nuo rugsėjo maždaug, rugpjūtis, rugsėjus mėnesio ir prasidėjo irgi, aš tai sakau, su Violetos mokymais, kai jau pradėjau pas ją eiti rašyti diplominį. Ir ką, labai, man tiesiog, kadangi aš ilgai auginau vaikus, tai aš buvau tik namų šeimininkė ir neteidavo ta gausa. Nors iki vaikų, tai aš ją irgi susikurdavau. Aš irgi turėjau savarankiškus darbus ir viskas ten buvo tvarkoj. Tai dabar buvo labai irgi taip gera matyti ir tiesiog stebėti, kaip pas mane vyksta ir gal net truputį paanalizuoti, ką aš darau ir kad ta vis gausa skleidžiasi. Nes nuo rugsėjo maždaug aš pradėjau kurti jau net ir su pardavimais savo vaikišką knygą, Mergaitė ir kristalas. Ir nes aš jos dar nebuvau iki galo parašius, bet aš jau pardavinėjau į priekį. Ir buvo labai, aiškus stebėjimas, žinai, kada, pavyzdžiui, ateina pirkimo banga ir aš tada irgi pagalvodavau, ką aš dariau. Žinai, ir kartais aš kažką darydavau veiksmus, bet, pavyzdžiui, pirkimų nėra. Nes, žinai, kai po knygą perka, tai labai matosi. Pavyzdžiui, šiandien nei vienos nenupirko, šiandien rytoj nei vienos, o poryt kažkodėl 5 nupirko. Ir tarsi nors truputį galima, stebėti save, savo būsenas, iš kokių, veiksmų, bet ne tik tai apie to žemiškus veiksmus, bet tiesiog, o kaip aš jaučiausi, ką aš galvojau, tai aš save taip stebėdavau. Tai vienas, kas, man toks užsifiksavo kaip labai stiprus vidinis darbas su savim, tai labai tikėti savim, ką aš darau ir kur aš einu ir kokią aš noriu, gauti rezultatą. Tai tas tikėjimas, jisai toks turi būti nepajudinamas. Ir pavyzdžiui, man būdavo, kad, aš jau ten liktai darau ir tos postus, kurie turėtų paskatinti, pavyzdžiui, pirkimus. Ir staiga visą savaitę sustoja, niekas nieko neperka. O aš darau, kasdieną darau postus ir niekas neperka. Ir aš tada dažnai stebiu save įtampoje, esu įtampoje ir kažkokiam nori ir troškime. Aha. Ir tada labiausiai tai pajudėdavo, žinai, kai aš viduj pasakydavau, man nesvarbu, net jeigu nieks nepirks daugiau nei vienos knygos, kol aš ją išleisiu, aš ir toliau darysiu po vieną postą kasdieną, kas nepastebėjo, aš rašau dabar kiekvieną dieną postus, kai kuriuos darau naudingus, o kai kuriuos darau, jau vis tiek pareklamuoju savo knygą. Ir aš taip, žinai, pasakydavau, ir jeigu kūrėjo valia man, kad nepirktų tų knygų, aš sutinku, visiškai tvarkoj. Ir, žinok, ir pasipila. Ir staiga 5, 7, žinai, jau rekordas, žiūriu, kiek per dieną nuperka. Ir aš suprasdavau, taip, kad, tai mane tarsi mokino, žinai, labai per apčiopiamus rezultatus, iš kokios būsenos eik į tą savo veiklą. Tai šitą pastebėjau, kad turi būti nepajudinamas tikėjimas savo idėją, neatsisakymas dirbti dėl jos, jokio atsisakymo, kad ir nesiseka, nesvarbu. Ir tuo pačiu, aišku, visą laiką pasitikėjimas kūrėjų, kad čia, jo planai, čia viskas jo planai ir kaip reikės, taip ir dėliosis ir priimti tos planus tiesiog. Nežinai, kodėl aš taip sakau, pavyzdžiui, būtent kodėl buvo paminėtas tas gausos dėsnis, nes aplamai gausos dėsnis, jis taip apie daugiau, kaip pasakyti, aš gal ne kiek tiksliai taip žodį pasakysiu, bet kai tu turi pakankamai visko, kai turi pakankamai, tiesiog gyveni, kada tau visko pakanka, žinai. Ir šitoj vietoje, žinai, turbūt ir verta pasižiūrėti, nes tai viską ir parodo, o gausos dėsnis, jis yra pamatinis, naujos realybės pasirodo dėsnis. Pamatinis, ko viskas, tarkim, jeigu, kaip pavyzdys, labai paprasta, aišku, jeigu aš gyvenu trūkume, man, žinai, to trūks, aš nuolat sakau, man vis dar nepakanka, man reikia, tai turbūt tai gal ir atitolina, žinai, arba tai
tai reiškia, nėra apie gausą, žinai, kai mes kalbam. Mes reiškia, norim, žinai, vis daugiau, bet aš nesakau tai, kad galbūt, žinai, tu pasakai, ne, tai man užtenka, aš nieko nebedarau, ne, bet tu darai, bet, kaip tu sakai, aš žinau, ką man reikia padaryti, aš neprisirišu, kiek aš gausiu, ar ne, nes aš jau dabar esu labai, pakankama, ar ne, pakankama, kiek aš padariau savo darbus, darau savo darbus toliau, aišku, taip, žinai, kaip žmogui nėra lengva nematyti, tu parduodi, tu neparduodi, tu gauni, tu negauni, bet va, tame yra ta, aš kažkaip sakau, meistrystė, ar ne, kada tu įvaldai tą tokią, arba santykiuose, kaip sakai, ten dovaną gauni, negauni, arba ten, žinai, tu turi pilną minčių, irgi pasidžiaugi, wow, kokių kūrybinių minčių aš turiu, pilna gausos, žinai, kaip aš kartais pagalvoju, žinai, trūksta tų, žinai, kūrybinių minčių, taip, žinai, atrodo vėl kažkokiame trūkume, žinai, tai reiškia, neįvaldžiau to dalyko ir va, aš apie tokią tą gausą ir kalbu, žinai, kada mes, nes kiekvienas tame darbe, kurį turbūt dabar dirba, jis kiekvienas gali norėti, žinai, geriau apmokamo, ar ne, žmogus, kuris klauso, bet jeigu, vis tiek pasisteng, tai tikrai nusiramint, suvokti, pajust bent jau tą jausmą, kad, aš dabar turiu viską, ko man reikia, žinai, ir nuo to toks, labai tikiu, kad atsiranda atspirtis. Labai gera, bet taip, aišku, neužtenka, galbūt dabar aš pagalvoju, ne, viskas man gerai, aš turiu, žinai, visko, ko man reikia. Taip, tu gal prieš, žinai, ten kelios valandos vėl į tą panirsi, bet tai reikia kartot, tai prie to kažkaip, žinai, jauti tu tą, kad reikia įvaldyti, tai, žinai, nuolat atkreipti tai dėmesį, kad tu gausojasi, žinai, ten, kitiems maisto trūksta, žinai, ir tokių visokių dalykų, žinai, kiekviena ta situacija yra skirtinga, bet aš kažkaip lenkiu link to ir jaučiu, apie ką aš noriu pasakyti, kad vis atkreipti, žinai, vis, pasidžiaugti, turi, žinai, kad, nes, kitaip irgi, žinai, jeigu trūkumas, tai, trūkumas dažniausiai ir bus, jeigu nenorim to trūkumo, tai dažniausiai reikės labai sunkiai dirbti, labai sunkiai viskas klostėsi, ar tiek santykiai, ar tiek kūrybiniai dalykai, nes, nuolat mums sunku, žinai, nuolat trūksta, bet apie tą aš kažkaip pajaučiu, kad, žinai, man buvo tą savaitę. Tai va, kai tu sakai atkreip dėmesį, žinai, kad tu jau visko iš tikrųjų turi, tai man irgi šitoj vietoj, va, per visą šitą tokią gausos nedidelę kelionę, sakykime, nuo to rudens pradžios, tai žinok, labai irgi atsirado dėkingumas, kas pas mane nebuvo taip stipriai išreikšta, čia jau tikrai fiksuoju kaip visiškai naują savybę. Ir tas dėkingumas, tai ir yra, kaip tu sakai, atkreipti dėmesį, žinai, su dėkingumu, tada visą laiką aš kasdienoj pastebiu, kiek pas mane visko, ir taip stebuklingai daug ir gausu, bet ir tuo pačiu, net ir su tais finansais, tais pačiais. Tai aš pradėjau tokį iš pradžių jausti tokį paprastesnį tą dėkingumą, tiesiog gal kiekvienam žmogui, kuris nuperka, žinai, knygą, dar vieną nupirko, žinai, ir kaip aš dėkinga, kaip fainai, žinai, kad mane palaiko, toks, žinai, pradėjo ateiti, o paskui jau tai išsivystė, tokį visišką mega XXL, žinai, kad aš tiesiog viskam dabar dėkinga, žinai, dėkinga, kad šnekamės, dėkinga, kad mus klauso, dėkinga, kad gyvenu, kad sėdu šitam kambarį, kad turiu kamerą, žinai, pradėjau tikrai natūraliai labai išsiskleidė dėkingumas ir labai, kaip ir tu sakai, tai būtent jisai yra ir pastebėjimas, kas vyksta ir ką aš jau turiu. Kiek tu turi, ar ne? Kiek daug tu turi? Taip. Jo, taip, aš kažkaip irgi jaučiu, kad tai irgi yra apie tai. Žinai ką, aš esu vieną tokią frazę pasirašęs ir kaip tu tą frazę supranti, labai man įdomu, žinai, nes mes irgi šioje savaitėje gavome tokį pranešimą, žinai, iš mokytojų, iš subtilaus pasaulio. Ir ten buvo tas pasakymas, jis tarsi jis yra kažkokio žymaus žmogaus, sakė, kažkada jūsų žemėje yra žmogus taip pasakęs, žinai, nes ten irgi buvo apie darbus, žinai, mes ten kažką irgi su žmona labai čia galvojom, kažką labai buvom susireikšminę, kad mes turim tik svarbius vos nedalykus daryti, žinai, ir labai tada nuleido ant žemės, žinai. Ir tas buvo toks pasakymas, nėra blogo darbo, yra tik blogai dirbantys žmonės. Tai sako, čia mokytoja taip pasakė. Ir va dabar supras, ką tai, žinai, ką iš tikrųjų tai turėjo omeny, kad nėra blogo darbo, yra tik blogai dirbantys žmonės.
Man tai irgi labai siejasi su dar viena savybė, kurią irgi pamačiau, kad jinai išsivystė per šitą mano tą truputį laikotarpį mažiuką. Tai žinai, aš labai kažkaip pradėjau jausti, ar aš tą darbą jau padariau gerai, ar dar jį reikia patobulinti. Vat tas buvo labai stipru ir aš tikrai anksčiau taip nesijausdavau. Kažkaip anksčiau būdavo neaišku, arba neaišku, arba likdavo toksai, kad visą laiką buvo galima dar geriau, žinai, kažkoks toks būdavo. O dabar aš tikrai pajausdavau, kad dar truputį reikia padaryti, nors dabar neturiu jėgų, gerai, vadinasi, atsikelsiu rytoj, pailsėjusiu ir padarysiu, žinai. Ir tada, kai jau rytoj atsikeliu ir padarau. Ir toks būdavo žinojimas, kad ir darysi, Jurga, tol, kol tikrai padarysi gerai. Žinai, čia su ta knyga, nes man ją išbaigti reikėjo, žinai, tikrai daug pastangų. Ten tuos mokslinius faktus surinkti, sutikrinti, su specialistais aptarti, vėl pažiūrėti, kad jie būtų ir vaikiška kalba parašyti, nes, žinai, toje knygoje yra ir moksliniai faktai. Tai prie šitos dalies, tikrai tas atsirado didžiulis žinojimas, dar darysi, žinai, dar darysi, dar šitą vietą turi patikrinti ir peržiūrėti. Ir tada, žinai, kai jau, ateidavo tas momentas, kai jaučiu viskas, dabar jau gerai. Dabar jau tai, ką padarėjai, nuo tavęs maksimum jau viskas nebepriklauso, jau tu padarai maksimumą. Ir labai atsirado, žinok, suvokimas ir žinojimas, kada jau aš padariau viską, ką galėjau iš savęs ir nieko nebereikia tobulinti man ir nieko nebejaučiau, kažkokio, žinai, gal nusivylimo, kad, nedadariau, to dar netadariau. Tai šitoks atsirado ir labai jį pradėjau jausti. Tai tu sutinki, kad nėra blogų darbų, o tiesiog... Ne, kai tu pasakei tą frazę, tai iškart prisiminiau šitą savo irgi tokį išsivyščiusią savybę ir tada, aš suprantu, kad blogai dirbantis žmogus, tai gal ir galėtų būti tas, kuris, jaučia, kad jisai dar nedadarė kažko, bet ir nedadaro, žinai. Tai tada ir turbūt blogai. O jeigu tu jauti, kad, žinai, jeigu ten rašytų kitas žmogus, jisai gal 100 kartų tobulesnę tą knygą padarytų, bet Jurgai, jinai padarė maksimumą ir jinai už save, garantuota, tikra, žinai, gali, pridėti ranką ten, žinai, kur nors ir sakyti, taip, aš žinau, kad aš viską padariau, ką galėjau geriausio, ką Jurga galėjo geriausio. Jo, labai dabar, kad tu tą užfiksavai, labai stipriai pasijautė tas tavo toks, kad tu tikrai tą padarai gerai. Nes, pavyzdžiui, kitas gali sakyti, kad, aš nemoku tų knygų rašyti, žinai, man nepavyksta. Kaip pasakyti, tai yra blogas darbas, tai yra mano blogas darbas, bet iš tikrųjų, nėra to, jeigu tu, kaip sakai, idėjai iki galo, žinai, jau fiksavai kiekvieną tą tokį akimirką, tai puikiau, tu padarai nuo savęs viskas, tai yra super. O ką aš, kaip irgi, ten dar aišku, kaip ir mokytojai įsireiškia, buvo, čia, žinai, yra labai toks gilus pakankamai pasakymas, nes, žinai, kitas sakys, valytojo darbas, jis tikrai blogas, ta prasme, žinai, taip toliau, bet esminis momentas yra, kad gal kažkam jis, aišku, gali ir nepatiko, kažkas gali nesupras, bet mes patys kuriamės tas situacijas, mes patys kuriamės, kad mes esame, tame darbe. Dėl to ir yra, kad nedarbas blogas. Mes patys savo veiksmais nuėjom iki to, nes ir kaip ir mokytojais reiškia, mes savo mintimis, mes savo mąstymu, kasdieniu, ką mes veikiam, ką mes žiūrim, ką mes kalbam, ką mes darom, mes susikuriam savo jausmais, savo jausmus, savo pritraukiam tuos darbus, tas veiklas. Ir dėl to, čia aš taip kalbu iš vienos pusės, dėl to, žinai, po to kaltint, kad, man dabar beliko tik tais toks darbas, tikrai nedarbas, tada yra tas kaltas, o tą darbą aš galiu padaryti tikrai tinkamai, jeigu aš noriu žengti toliau. Bet, ką dar norėjau atkreipti dėmesį, kad kai aš, tarkim, iš savo pozicijos, dabar aš, tarkim, einu taip, savo sąmoningumo keliu, sklaidos keliu ir aš, kaip ir sakau, kaip ir tu, taipogi mes abu taip kalbam, kad darom tai ar ne, su kūrėjo palaikymu, tą, ką kūrėjas nori, tą, ką, mes vis tiek suprantam, kad mes esame ir sąmonė, ir tas sąmonės klaidą norim išskleisti, vis tiek yra tada ir lengviau, ir jeigu mano sąmonė, dabar, tas buvo man labai toks kertinis momentas, jeigu mano sąmonė, dabar yra svarbu, tarkim, kad aš viską metu ir einu daryti samdomą darbą,
Tai reiškia taip reikia. Ir jeigu aš tikiu tą prasme, aš tikiu tom, kom aš gyvenu, aš einu ir darau, ir tas darbas, tada aš suprantu, jis nėra blogas, yra tik jeigu mano nusiteikimas, aš kaip žmogus, aš prieštarauju, mano ego įsižeidė, kaip čia man, tai tikrai nedarbas yra blogas. Reiškia, aš suprantu, aš priimu, kad dabar to reikia, o aišku, jeigu dar ir kiti momentai yra, kai ten, žinai, ir švis reikia kartais tų finansų, bet jeigu tai yra svarbu mano sąmonėje, tai reiškia, žinai, aš labai plačiai tą tokį pažiūrėjau kampą, kad tai yra tiesiog, aš tai priimu, kad taip reikia ir tikrai tada pasidaro, žinai, ne darbai blogi, o tas tiesiog žmogaus nusiteikimas. Taip, gal galvoju, žinai, gal įmanoma atrasti vis dėlto kokį nors blogą darbą, kuris gal, sakykime, nelegalus. Gal tada jį galima vertinti, kaip ne visai tinkama, bet taip, labai svarbu nusiteikimas. Jo, jeigu jis ten atsirado, kaip pasakyti, tas darbas jis tiesiog yra, tu jo nedirb, žinai, tu gali jo nedaryti, tu nelegalaus darbo, tai tiesiog, žinai, bet kai žmogus sako, ir tu darbą galbūt kažkaip gali jį kitaip, pasukti. Žinai, čia turbūt mes galim filosofuoti, žinai, galbūt šitoj vietoj, kaip jį galima padaryti vienaip ar kitaip. Taip. Ir, žinai, aš tai galvoju, kad tu tikrai tų blogų darbų kaip blogų, tai visiškai nėra, nes net, tu paminėjai, pavyzdžiui, ten valyta, patalpas valyt, bet tai gali būti, kad koks nors žmogus, kad ir jaunas žmogus, kuris ten nori užsidirbti ir nieko dar nemoka, ir, žinai, ir valyt patalpas, jam super, energingas, jaunas, žinai, greit išvalo, pasiema, žinai, ten kažkiek tų pinigų ir gali, jam būti super. Ir gal tada visai tas darbas, nėra jau toks geras žmogui, kuris, pavyzdžiui, užsispyręs, niekaip netobulėtų. Aš nieko nesimokysiu, papildomo, nieko naujo. Tai ir kitko, labai geras pavyzdys, žinai, mano brolis, jis yra ryčio amžiaus, tai keliais metais jaunesnis už mane. Jisai, įsivaizduoja, išvažiavo į Ameriką, iškart studijų metais, metė studijas ir, žinai, ten labai daug, irgi pradėjo būtent nuo valytojo, kad jis pradėjo Amerikoje dirbti valytoju. Bet tu neįsivaizduoji, kas jis dabar. Ir lygiai tas pats valymo verslas, galima sakyti, jisai yra MG Motors, visą didžiulį milžinišką pastatą prižiūrintis, aptarnaujantis ten atsakingas, žinai, vadovas, kuris prižiūri už visus buitinius reikalus. Ten, nežinau, reikia valyti, žinai, langus, visą stiklinį pastatą, reikia ten kažkokius radiatorius remontuoti, viską, žinai, bet čia lygiai tas pats valymo verslas. Jo išsiplėtė jo viduje kaip žmoguje, žinai, nes jisai pradėjo nuo valytojo, žinai, su šluotele, bet tada jisai augo iki tiek, kad, žinai, turėjo ten jau kelis darbuotojus, kuriuos menedžino, kad jie viską valytų, tada jau turėjo darbuotojus visam skyriui, tada jau turėjo darbuotojus ten per kelis miestus, ir jį vis kėlė, jis aišku ir per kelias kompanijas, bet jisai liko toj veikloj labai daug metų, bet dabar yra visiškai kitokio lygio, sakykime, valantis patalpas irgi, nes įeina ir valymas, ne tik ten visa techninė priežiūra žmogus. Tai kaip galima sakyti, kad čia, žinai, blogas darbas, čia jam buvo jo visokios situacijos, kuriuose jis augo. Sakau, mane patį dėl to irgi, kaip apie save kalbant, tai irgi nuleido ant žemės šiek tiek, žinai, kada aš suteikiu galbūt prasmę, dabar dvasingas kažkoks, žinai, suteikiu prasmę kažkam kitam ir labai pradedu tada, kartais būna tokie momentai, kai pradedi nuvertinti išorės situaciją, žinai, darbus tam tikrus ir labai sureikšminu, kad dabar reikia kurti man projektą čia, žinai, būties kūryboje, žinai, ar ten kažką. Tai tas ir yra, kai labai, kai aš pradedu čia savo, žinai, senų mąstymų galvot, kada įeinu į tą būseną, su savo, savo sąmonės klausau kurėjo ir man aiškiai tada dėlioja. Ir tada, žinai, nebelieka nei tų vertinimo ir dabar irgi galvoju žmonės, kurie klauso, man taip norisi, žinai, kažkaip tą tokį perduot, kad tikrai visi tie darbai, kur žmonės dabar yra, ką jie dirba,
Švis, gal, žinai, net nebūtinai kažkoks ir fizinis darbas, ar dar kažkas, ten kiti daug ką gali daryti, bet yra kiekvienas, yra labai svarbu, kad tu ten esi, kad tu ten tą darai, tik tą reikia priimti, žinai, kodėl. Paieško tos prasmės, dažniausiai sakau, nebereikalo, ten yra. Ir jeigu tu, žinai, būna susidėlioja, taip išeini, viskas tvarkoj, kyli, karjeros laiptais, keiti darbus, bet tiesiog kažkaip tą dalyką priimti, pažiūrėti šiek tiek, giliau. Taip, labai pritariu. Ir, žinai, noriu dabar užfiksuoti, man atėjo labai gera mintis, mes su tavim darom veiksmą dėl šitų pokalbių, nors nebuvom viduje visiškai mums aišku. Bet, žinai, man dabar atrodo, yra nuostabu, kad tu galėtum į eterį pasidalinti kartais tokiais pranešimais, suvokimais, prie kurių tu kaip esi šalia, žinai, kurie ateina per Lolitą Violetą. Ir mes galim juos čia ir paviešinti, ir aptarti dviese, ir, žinai, ir duoti žmonėms irgi, jiems patiems pagalvoti. Tai, man atrodo, žinok, čia labai vertinga ir labai įdomu, kad tu dabar, kaip pasakei tą citatą ir kaip tu supranti, Jurga, žinai, ir čia super. Ir kiekvienas galėjo pagalvoti, kaip jisai supranta. Tai aš šitą skatinčiau. Aš kaip ir stengiuosi taip ir daryti, iš tikrųjų, tik, žinai, galvoju, visada persvarstau ir pasitariu, kiek aš galiu tai tuom dalintis, kiek aš pats tai suvokiu, nes ko aš pats dažniausiai, jeigu nesuvokiu dar, arba, kad tai nebūtų tik kažkoks manipuliavimas, žinai, įdomia informacija, kurios dar, žinai, nes labai gražiai buvo paaiškinta, tuom, kuom aš netikiu netgi, ką aš kalbu. Jeigu aš tuom netikiu, tai, kaip ir sako, labai paprastai, gali tiesiog visuomenė, žinai, žmonės tiesiog mane kaip sako, suvalgyt tiesiog, žinai, šitoj vietoj labai greitai gali inercija paveikti kolektyvinės sąmonės ir tas ir yra užtikrintumas to, ką daryti. Jeigu nesu užtikrintas tom, ką darau, tiesiog patarimas geriau net nedaryk, sako. Tai tas užtikrintumas labai žmoguje yra svarbu. Tai kiekvienas, ką darot, ką ruošitės daryti, apsisprendėt, jauskit užtikrintumą viduje, kad taip, man pavyks, aš žinau, nes kitaip, labai bus sunku eiti per, nes yra kas veikia ir iš kitos pusės, ta kolektyvinė sąmonė, ta tokia inercija, tai užtikrintumas labai yra svarbu. Tai laikas eina, matau, mus gražiai laikas eina, bet taip, dar vis tiek vieną temą paskutinę dar norėčiau paliesti, tai yra vis tiek, jau taip gavosi šį kartą, apie prisirišimus iš tikrųjų. Apie prisirišimus ir vėlgi tokį vieną realią, galbūt irgi iš savęs. Vėlgi, aš dalinuosi tuo, ką gal pats ir išgyvenau, tas tai vis tiek tai labiausiai duoda kažkokį tais ir impulsą, ir kitas tai pajaučia, tikrai, tai teko pamatyti ir išgirst. Tai kaip, gerai, mes turbūt prisirišimai yra gal labai tokia plati tema, aišku, čia, bet aš taip iškart sukonkretinu gal iki tiek, kad gerai, mes žinom, yra prisirišimai žmogaus kažkokie dalykai, kažkokie yra karminiai dalykai, ar ne, kuris, jis tiesiog nežino, jis nešasi, kaip sako, jau gyvenimas iš gyvenimo, jam ten kažkoks yra, nežinau, priklausomybės, kažkokios prisirišimas, kaip ir tas pats. Yra tam tikri dalykai, kuriuos, jeigu mes kalbam iš kūrėjo prizmės, mes kalbam, kad tai vyksta, nes tai iš tikrųjų aš pats tai patyriau, aš matau, kaip vyksta mūsų aplinkoje. Yra dalykai, kuriuos tu gali išgyventi šitame gyvenime. Kartais gali prireikti viso gyvenimo, kartais gali susivokti kažkokiu momentu, kad wow, aš tai išsprendžiau, žinai. Bet yra momentai, kada žmogus labai stengiasi kažkurioje srityje, kad ir tie patys finansai. Bet pasiekia tas, kaip vadinasi, stiklinės lubos, kur tu matai, kad tu gali eiti aukščiau, bet tu nepraeini. Negaliu niekaip praeiti ir viskas. Ir šitoj vietoje labai pastebimas dalykas yra tas toks dalykas, kurį, viskas, čia yra tam susikaupiasi labai stipri kažkokia praeitų gali būti gyvenimo energija, karminiai dalykai, kurių, arba tu turėsi, labai stipriai dirbti, kad tu tą praeitum, arba galbūt ir dar šiame gyvenime net nepraeisi, įvairiai bus, bet, labai yra tokie kamščiai, žinai, kur
energinė įkrova. Ir va dabar, kas vyksta šitoje vietoje, kai mes, tarkim, mokomės, žinai, kai mes einame, mes, eikime iš vien su kūrėju, jis mato, tarkim, kaip pavyzdys, labai paprastai supaprastinu, jis mato, tu veiki, tu eini iš vien, tu sakai, kad tu eini, klausėjo, gerai, mes bendradarbiaujame, neklausau, čia gal ne apie tai, bendradarbiaujame, žinai, mes nėra taip, kad marionetė. Įsiklausau, va čia tinkama žodis. Yra kitos kosminės sąmonės, kaip sakau, aš labai jaučiu Maitrėją, bet tu veiki iš vien, sako, tu dabar galbūt turėjai kažkokią ribą, kurią, žinai, nebuvo numatyta, kad tu gali čia perėti, žinai, labai jau tai paprastai. Bet kadangi tu eini labai gražiai su mokytojais, tu veiki tuos dalykus, tu prisimi atsakomybę, kad ir kuriejas, kaip mes įvardinam, jis nuima tau šitą kažkokią susikaupusią energinę neigiamą įkrovą, karminius dalykus, sako, šiam kartui aš nuimu, žinai, nes tu matau, kad tu turi potencialų eiti toliau, jeigu tu veiksi, viskas bus gerai. Ir aš žinai, aš žinau, kad man kai kurioje vietoje taip įvyko, bet lieka tokie dalykai kaip prisirišimai žinai, mūsų mąstyme. Šitų dalykų, kuries pašalinti negali. Čia jau reikia mūsų vis tiek pačių valios, pačių įdirbio, kad galėtume šitą dalyką, savo, žinai, kaip sako, yra dalykai, čia, sako, tau jau nebe, man tai buvo. Gerai, einu prie to tokios situacijos, kad, sako, gal net nedetalizuosiu, kokia tai buvo situacija, bet, sako, čia aš tarsi toks, žinai, kaip ir pasiskūs norėčiau, man čia šitoj vietoj kažkaip nepraeina, tarsi kažkada žinojau, kad čia kažkokie karminiai dalykai mano, sako, čia jau tau yra bet kokia stipri energetinė, tas kamštis kažkoks jis yra nuimtas, jau viskas, tu čia gali praeiti, bet čia dabar reikia tavo paties darbo, paprasčiausio darbo, padaryk ir tu pamatysi, kaip tu praeisi ir aš taip, vau, galvoju, ir man taip viskas pradėjo dėlioti, žinai, ir taip, yra momentai, kada, bet mums gyvenime betrukdo tik prisirišimai prie šitos, gerai, prie kažkokio komforto, kaip pavyzdys, man taip gera, žinai, ir aš tada prisikuriu savo, kad aš čia negaliu, nes mano karma, nes man o iš tikrųjų tik įdėk darbą ir tu čia gali praeiti. Ir tam tikri prisirišimai prie tokių arba labai malonumą noriu visur pajaus, žinai. Kai kur, žinai, jeigu aš siekiu malonumo, tai aš kartais jį turėdavau prie nelabai gerų dalykų to malonumą. Tai čia vėlgi, aš nebereikia jų. Malonumas dabar kažkur kitur jis gali atsirasti. Įdėk darbo, pažiūrėk kitaip. Tai dabar tokia apėjęs ratuką grįžtu prie to, kada, kaip aš suvokiu dabar tos prisirišimus, kada yra labai stiprus, kurių taip lengvai nepadarysi ir kur tiesiog likę mūsų tokie, žinai, mąstymo prisirišimai prie tam tikrų modelių, kuriuos jau tik savo pastangom, žinai, mes galime praeiti. Kaip tau, Jurga, tai susiklausė, kaip tu tą išjauti? Aš labai suprantu, apie ką tu šneki. Aš labiausiai pastebiu pas save dar ir labai, kaip tu sakai, smarkiai dirbu. Tai pastebiu tikrai tas momentus, kai jau man yra nuimta kažkokie tai blokai. Aš jau galiu būti ten laisva, bet dar mano mąstymas stabdo. Tai aš labiausiai savo pastebiu, kad aš kartais turiu tokius šabloninius mąstymo dalykus, kurie ten kažkaip giliai, kažkur ten yra ir dar jų niekaip neiškrapštau. Tai aš taip, pavyzdžiui, darau tokius, žinai, visokius pratimus su savo protu. Tiesiog, taip, žinai, bandau pakeisti mąstymą. Tai, kaip pavyzdys, visiškai nesenai pamačiau internete, ten kažkokia moteris dalinasi, taip šmaikščiai, juokingai tokia, kaip gera mintim, sakykim, kur skambėjo maždaug taip, tuoj prisiminsiu. Viskas, ko aš noriu sau, manęs tai nori dar labiau. Ir žinai, čia galima tokį, kaip sakyti, juokelį, anekdotą praleisti, bet aš, žinok, pajaučiau to stiprumą. Žinai, iš tikrųjų, kaip tai stipru. Ir čia, žinai, galvoti apie viską, čia, pavyzdžiui, galima taip dirbti su savo norais, kurie kažkaip, netinkamą ten turi, konfiguraciją. Ir, žinai, liktai aš noriu, bet turbūt ir neleidžiu kažkaip savo, kažkas ten netinkamo ir ir aš pati save stabdau. Ir tada galvoju, žinai, visko, ko aš noriu savo, manęs nori dar labiau. Pavyzdžiui, žinai, visai aš norėčiau dabar jau nuo savo namo. Ir, žinai, aš tai pradėjau įsivaizduoti, mano nuosavas namas manęs nori dar labiau. Ir, žinai, taip jaučiu, kaip atpalaiduoja. Kažkas viduje atsipalaiduoja manį,
ką aš nemoku taip sąmoningai, tiesiog nueiti, pakeisti ir atpalaiduoti. Nes viduje irgi toks jausmas, kad jau mes galim turėti, žinai, tą namą su šeima, jau tarsi jisai mums duotas ir, žinai, ir ruošiamas ten subtilioje erdvėje, bet mes gyvenime nerealizuojam dar to, žinai, su vyru. Ir va tada, žinai, aš taip galvoju, mano namas manęs nori dar labiau, kaip įdomi jaučiasi, žinai, ir pradėjau tai gilintis. Ir aš va taip, dažnai va savo tokius užduodu pratimus, kai pamatau, kad va yra jose prasmė ir man, žinai, iš pradžių jautėsi sunkiai, o tada kažkaip atsipalaidavo. Ir tada, va, kai šitą, taip susiformulavau, žinai, va šitą sakinuką, ir tada, žinok, po kitos dienos dar atėjo toksai, o jeigu aš noriu, pavyzdžiui, to namo, bet jisai pagal kurio valią visai, žinai, planus netinka. Ir tada, žinok, aš taip patobulinau dar, žinai, visko, ko aš noriu savo, manęs nori dar labiau, o aš noriu savo to, kas sutampa su kūrėjo norais. Ir galvoju, čia jau, žinai, visiška tokia, žinai, poezija, bet jinai viduje, bet aš jaučiu, kaip mane atpalaiduoja ir kažkokį nuima, tą, ko pati nesugebu taip sąmoningai nusiimti. Tai aš va tokius dalykus su savim darau, pastebiu ir jie man dažnai ateina netgi per aplinką. Va aš gaunu aš dažnai, gaunu kūrėjo vedimą iš aplinkos. Bet kažkokia žinutė ateina iš kažkur ir aš jaučiu, su energija atėjo. Reikia pastebėti ir su juo dabar, žinai, pabūt, padirbti, kas čia atėjo per užuomeną. Tai čia mano tokia patirtis. Bet aš klausau ir galvoju, ko tik žmogaus protas negali sugalvoti. Žinai, bet sako, žinai, noriu namo, bet reikia ir kad kūrėjas. Tai galvot, kažkaip sukurkim, kad ir kūrėjas, ale norėtų, žinai, ir aš, žinai, taip aš matau. Jeigu kūrėjui tinka, žinai, kad aš turėčiau namą, jeigu jis man nesuplanavęs, tai, žinai, tai tada aš atsisakau. Iškart ir pamatysi, jeigu kūrėjas nepalaiko, tai ir situacijos nesidėlios, arba tiesiog jausi, kad labai, jau manau, kad pakankamai tu tą gerai irgi jau esi tą vidinę intuiciją, kaip tai veikia, kaip kūrėjas, žinai, kartais su mumis bendrauja. Tai tą tikrai tu pastebėsi, žinai, nėra taip, kad vis tiek tas namas dabar nėra pats svarbiausias, bet aš viską mečiau ir aš einu ieškoti, žinai, taip, bet aš tik, žinai, kad žmogus kartais, žinai, tas taip yra toks gudrus, kad, žinai, prigalvos kartais, žinai, bus, kad ir viską įpins, ir kūrėjai įpins, žinai, kad reikia šitą, taip, jo, bet aš aišku, juokauju, šitoje situacijoje tavo pavyzdys buvo taip, jis labai tikslus, nes visada, mes dabar pastebim, ar ne, ką reikia irgi. Bet taip, apie prisirišimus sakau, bet čia galėtumėm aiškiai išsiplėsti, bet, ir tas laikas jau spaudžia mus. Aš tiesiog, žinai, irgi, kai tu sakai, aš nesugalvoju, žinai, kaip aš dar galėčiau savo labiau padėti, kaip tu dalinaisi, kad liktai blokas nuimtas, ten kažkokia ta karminė ar dar kažkas įkrova. Bet aš jaučiu, tai žiūrėk, jeigu pas mane nėra mano nuosavo namo, tai vadinasi, aš pati jo savo neleidžiu. Aš tai taip, žinai, labai paprastai žiūriu į rezultatus. Tai rezultatai rodo, koks mano, ir jeigu to nėra šiai dienai, vadinasi, dar kažko savo, Jurga, ten nepadarai, neleidi, nežinau, neskirta. Tai ir aš tada, žinai, galvoju, ką aš galėčiau dar dėl to padaryti. Tai darau, kartais visokius tokius pratimus. Ir jo, protas ten įpina visko. Taip. O dar prisirišimai, tai vis tiek tenka girdėti, kad jie yra kartais labai tokie, žinai, ne tiek, kiek fiziniai, tų pačių ir fiziniai, ar ne, yra prie to gailesčio savo prisirišimas, žinai, prie tos baimės prisirišimas, prie to tokio, kad, žinai, man, žinai, nepavyks, arba man blogai, arba man skauda, žinai, prisirišimas prie skausmo, žinai, siekiu jo visur. Tai čia tokie, bet čia vėlgi, čia aš labiau kalbu, gal, žinai, ne apie visus, čia kalbu siek, mūdu kalbam, žinai, kad aš įsivaizduoju, kad jau daug kur yra tokie labai stiprus tie emociniai blokai ir visokie tokie dalykai jau nuimti mums, kad mes galėtumėm kurti, jau, žinai, jeigu jau mūdu pradedam jau čia gailėtis savęs, tai jau supraskim, kad čia jau protas kišasi ir čia tikrai tai galima praeiti, žinai, tai nėra. Aš dar labai turėjau stiprų prisirišimą vis dėl to, kad prie to, kad vaikystėje, tarsi nebuvo smagi ta vaikystė ir ten visokių konfliktų vyko su tėvais. Ir toks stiprus tas prisirišimas, bet dabar per paskutinę meditaciją, kai vyko su Violeta, aš kažkaip supratau irgi, kad tai aš pati čia prie to prisirišus.
Čia, nu, tiesiog, vat, laikausi, kad, žinai, irgi, va, tokia jau aš čia auka, jau tokia čia vargšelė, čia vis tiek jau man čia taip nesisekė. Nu, pati laikaisi, Jurga, žinai, nu, aš labai aiškiai suvokiau, žinai, kad, nu, ką tu čia virki, nu, pati laikaisi ir pati save stabdai nuo to, kur nori eiti. Tai, nu, iš visų jėgų, kaip mokėjau, nuoširdžiausiai visaip ten paleidau, pasakiau visiems ačiū, viskas super, mama super, tėtis super, viskas super. Žinai, kiek mokėjau, va taip pati išgyvenau tą ir kaip tik va, paskui sekančią naktį sapnavau tokį labai šiltą, gražų, šviesų sapną su mama ir galvoju, nu gal įvyko vis dėlto ta transformacija ir gal jau gali net, žinai, gal jau visiškai perėjau šitą temą. Tai va, tai kai tu sakai irgi įdomus tie prisirišimai, tai ne prie kažkokio ten, žinai, šokolado ar kavos, kur atrodo akivaizdus, bet vat, prie skausmo. Kai vidiniai, labai giluminiai, kad atrodo. Taip, tas toks tikras žinojimas, kad aš tikrai vaikystėje kentėjau. Žinai, ir nešysi išdidžiai tą, žinai, aš kentėjau, o jūs. Taip. Ir tikrai, va, gerai pasakė, žinai, išdidžiai nešuosi, kad turėjau ten tokios traumas, žinai, vaikystėje. Nu, dabar, vat, supratau, kam to reikia. Tai, vat, irgi žmonės išgirskit, tiesiog viską palaiminkit, padėkokit, eikit į savo plėtimąsi, nes šitas ir yra, ką prisirišę nešamės ir mus stabdo. Tai viskas. Labai geras tavo pavyzdys toks, kuris, nu, žinai, iškart padeda tą tokį susivokti, ką mes kalbam apie tą tokį vidinį, žinai, giluminius tos dalykus, kurie yra ir iš vaikystės, ir iš paauglystės, kartais nešasi, kartais dar net nežinosi, iš kur jie yra primesti ir taip toliau, bet, kaip ir sako, vat, savo atsisuk, nu kaip, kas jaučia, kas žino, kas tiki, kad tai tu nesi tik tais tas kūnas, tik tos mintis, kurios, žinai, sako, tai tu gali į save ir susitelkti, yra, kaip mes sakom, yra Dievas, yra kūrėjas, yra sąmonės, kurios, na, kuria, kurios gali tau padėti nusiimti šitos dalykus, susitvarkyti, bet reikės pačiam įdėti veiksmą. Nu taip, yra dalykų, kur, kaip mes sakom, nu taip, norėčiau, bet, nu, kai atsiranda pirmasis kažkoks, žinai, žingsnis ir, nežinau, tada gal man visai, žinai, gerai buvo ir taip, tada galbūt netgi ir nuneigiu tai, ką aš sužinojau, kad čia nesąmonė, čia jie įsigalvoja, žinai, labai tada viskas prasideda ir taip, ir jo, gerai, čia tikrai būtų galima dar, žinai, eina tos mintis, kad būtų dar galima čia irgi įdomių tų variantų, bet, nu, sakau, 11 dabar pas mane, tas skaičius turbūt reiškia, kad jau pasilikti ir kitam kartui, nes tikrai dabar bekalbant man atėjo bent jau viena tema, tai tikrai, kurios jau šiandien nebet. Ir labai būtų įdomu žmonių, kas klausysis, jų asmeniniai pamąstymai šitom temom ir jeigu jūs parašysit komentaruose, kur žiūrėsit tą video, tai mes labai dėkosim. Mes skaitysim, gilinsimės ir vertinsim jūsų parašytus komentarus iš savo irgi mąstymo. Taip, labai iš karto ačiū. O jeigu netgi klausimų kažkokių kiltų, tai rašykit arba, na, tiesiog po šito įrašo rašykit asmeniškai. Mes galim ir kitame pokalbėje juos pabandyti aptarti. Nu, vis tiek, taip. Kaip sakom, pasiliekame savo tą, žinai, atsakomybę, žinai, ar mes imsimės jų, visada reikia įvertinti, bet rašykit, komentuokit. Tikrai tada yra, žinai, ta tokia didesnė intencija, motivacija visada irgi veikti, nes esmė tai ir yra, kad, nu, ne tik kaip mes, pasikalbėjom, pasidalinom, bet norisi ir į visuomenę tą tokį kažkokį įnešti, kartais netgi įnešti tokį, o kas jeigu, žinai, visuomenė to tokį, o kaip, vat, jeigu taip būtų, nu kaip mes dabar dalinamės ir kaip jums tai atrodo, ar jūs apie tai pamastat, žinai, kaip jums, nu tai va toks įdomus tas momentas. Taip. Okay. Tai ką, ačiū labai tau, Valdai, labai ačiū visiems, kas klausys, kas rašys ir tada iki, ane? Iki kito karto ir žiūrėsim, ar kitą kartą gal tai jau ir bus svečias pas mus, o jeigu ne, tai mūsų tai tikrai būsim. Taip, iki kito karto, ar ne? Ir ate. Ate.